Nu ką, dar vienas penktadienis. Vėjas pučia kaip visada, aišku. Ir tęsiam senus projektus. Reikia pagaliau pabaigti vištam dalykus. Tai bandau išsitraukti traktorių iš ten. Gaila, bet nesugebu rankom, neskimba visur ir sunku. Tai kursim žvėrį. Apšiktas dačikas, yra temperatūra ir iš karto užkaito. 3 dalykai. Turiu dar vieną šunį, nuleistas padangą. Tai bandysim žiūrėti, ko iš čia kaista. Taip. Aš nusimanau apie šitus dalykus. Nieko. Tai pažiūrim pirmą, kaip su antifryzu. Nu yra. Ne, nekarštas. Logiška, kad nekarštas, ką tik užkūriau. Tai kodėl skaista taip stipriai? Čia oras. Kažkodėl blizga oras. Gal biškį vandens gavo. Kuro turim. Viską yra. Nu nežinau. Gal ignoruojam tiesiog? Gal ignoruojam. Mes spręsim po vieną problemą. Tai pirmą su šunim važiuojam prisipūst padangas. Ir gal netyčia pavyks pakankamai ilgai ignoruoti kitas problemas. Taip pats. Sorry, aš ne pro vlogeris. Faktas, kad jisai stovi ant žolės, reiškia, kad galimai pavyko. Ir in one piece. It ain't pretty, but she'll do the work. Tai reikia nusismulkinti šitus šiferius. Įsitikinti, kad viskas gerai prisukta, užsandarint tarpus. Ir šitas bus ready. O tokius tarpus reikia sutvarkyti. O tada turime linksmąją užduotį. Baby chickam paruošti viečikę. Tai principe turime tokius dalykus. Tai reikia įleisti į žemę. Dar vėlą šalia tokių dalykų. Ir pasirūpint, kad čia niekas neįeitų ir iš čia niekas neišeitų. Šalia visko reikės įdėti čia slengstį, nes iš išorės, kaip matėt, nelabai pavyko. Tai įdėsiu slengstį, gal pažeminsiu čia ir turėtų būti viskas okei. A ne, Hazel? Taip. Gerai. Džiuriukas ir Hazel. Gal papa? Taip, aš manau, kad šitas dalykas paruoštas. Šitas dalykas gali būti pilnai naudojamas viščiukam, kurie bent 2 savaičių senumo, geriausia atveju 3. Dabar einam prie vietos viščiukam iki tos dienos. Tai va. Turim uždėti lentutes. Ir įkast šitą dalyką. Nu, jeigu jums patinka timelapsai, tai šiandien jų bus. Nu ką, teikti jūsų užsandarinimo viščiukams. Nu, pažiūrim.
Tai va, turim slenkstį, kur sudaro durys. Biškai yra tarpiukas, bet čia su žemėm sutvarkysiu. Viršui gal dzin, bet dar visai svarbu būtų sutvarkyti langą. Yra skylė yra. Tai neapsisprendžiu. Būtų kietai yra stikliuką kokį įdėti, bet kažin su benzofiuko pavyks įdėti. Nu, žiūrėsim. Vyriukas rado kažką. Hazel rado pavėsį. Tie šunys yra crazy motherfuckeriai. O ne džeriukas, o ne! O ne džeriukas. Stiekas pradėjo pavydėti dėmesio. Gali sekt, šuniukas, gali sekt. Ir atsūtas. Taip. Šiandien išvažiuoju į Vilnių, nes metu savo korporacinį darbą, kur reikalauja visi Vilnių nuvažiuoti. Tai grįžtant pasiimsiu viščiukų, tai dar turim šiek tiek paruošiamųjų darbų jam. Turiu susipirkęs visą techniką, turiu paruošęs jam vienus namus, kiti namai viduj. Ir galvoju, kadangi jie pradžiai gyvens ant šieniuko, reiktų sugalvoti kažkokią platformą, ant ko padėti maistukus, bet kad kartu jie sugebėtų ir užlipti prie tų maistukų. Tai aš galvoju už tų grotų padaryti dar kaip paletę su šitu wire meshu, kad jų kakučiai prabirėtų. Tai ir į maistą nepribirks visokio kako. Ir ar bus geriau tiesiog. Tai einam padirbėti. Tai va, turim tokį, pabandom įsinešti į vidų. Aha. Sargi šuniuk. Prašau, telpk. Telps. Vaikai. Taip, turim tokį. Labai neblogai gavas, man atrodo. Ant šildymo lempą. Ir dar gertuvę čia padėsim. Bet gertuvai reiks ruošti kaip ten health boost mixą. Įdėsime česnako, įdėsime citriną šiek tiek į vandenuką. Ir pirmas vandeniukas viščiukų bus toks. O paskui padarysim gertuvėlę. Ir jie galės gert. Tai vat, o kol kas turim, ką turim. Dar idealiu atveju šitus tarpus uždarinėčiau. Bet dabar uždengsim tiesiog, besitikėdami, kad viskas bus gerai. O jeigu kyla klausim dėl džeriuko, kadangi šiandien išvažiuoju į Vilnių, džeriuką palikau pas senelį biškį paatostogauti. O šitą kalytę nuvešiu pas draugų. Ir vyksiu be šunų. Tai biškį net excited, kad porą dienų be šunų pabūsi. Pirmos skardinės, į kurias šaudėm. Agnių galėtum susirinkt. Bet nesusirinks. Tai dabar susitvarkom čia. Ir einam dar pabaigt korporacinius darbus. Tai va, šiandien buvo paskutinė diena mano korporaciniam darbe. Vilnius supyko, kad išeinu. Prasidėjo audra, nes aš esu main character of my story. Tai dėl manęs čia viskas vyksta.
Bet aš biški buvau nuramintas, nes pagavo biški mane irgi. Tai vat, iš Vilniaus grįžinėju, prasuksiu pasiimt viščiukus. Nežinau, aš prieš pasimatymus su mergina mažiau jaudinos, negu važiuojant viščiukus pasiimt. Šiaip labai džiaugiuosi, kad kruto dalykai, darbas mestas. Važiuojam pasiimt viščiukus, bandysim juos užaugint, parodyti, kaip galima gyventi. Taip. Ką mes čia turim grįžę į šią sodybą? Turim dėžių ir maišų ir vištukų. Tai mes dabar su vištukais keliausim į jų namučius. Nėra, kad aš žinau, ką darau, bet kiek suprantu, aš turiu viščiukam parodyti, kur vanduo. Lesalo jie patys susiranda. Tai dabar sudedam viščiukus čia ir paskui žiūrėsim. Tai maždaug principas, kad pasiemi viščiuką, jis laimingas, duodi jam snapiuką į vandenį ir paleidi. Tada jis pats susiranda reikalus. Nu ir su 60 taip pat. Kol kas. Taip. Visi viščiukai gražiai šildas po lempą. Keliai jau eina atsigert. Įdėjom pašariukų. Ir kol kas duom ramybę. Ir važiuojam džeriuko parsivežti. Kol kas viščiukai. Yra dalykų, kas man kartais yra tiesiog too exciting ir aš pamirštu nufilmuoti. Tai vienas tų dalykų yra šitas naujas projektas. Taip, iš draugo parsivariau priekabą traktorinę. Galimai registruota, galimai neregistruota, negali žinot. Ir kelionė maždaug šitaip ėjęs. 3 kilometrai važiavau su tokia padanga, nes jinai turėjo mažą skylutę. Tai sakau, reikia sutvarkyti. Ir į seną padangą, į šoninę briauną įdėjau kamštį. Tai padariau dar didesnę skylę, sudraskiau padangą, bet parsivariau. Tai bandysim šitą patvarkyti ir man bus priekaba atlik darbam.